įkvėpti, iškvėpti ir 4 kartus suplaka širdis. Pirmiausia, jis mažins uždegimą. Jis mažins tos vidinius uždegimus, kurie gali būti susiformavę jau kraujotakai. Gerins tiesiog kraują, nes ten jų tarp ir diuretikai yra. Tai reiškia valys ir per šlapimą, ir per prakaitą, ir visa kita. Uždegimas bus mažinimas, tokiu būdu visa kraujagyslių sistema bus labiau apsivalusi ir žmogus geriau jausis. Kaip aš sakau, daugiau drėgmės visoje kraujotakai, tam apytelį, kuris yra arčiausia kraujagyslių. Tai mes, sakykime, mes mažindami uždegimą, mes gerinam ir širdies darbą. Širdis nemykčioja. Širdis gali mykčioti, nes jinai pamato kažką ir pradeda jau nebevaldyti. Per daug emocijos, nelabai plaka. Bet mums reikia išlaikyti vieną kartą įkvėpti ir iškvėpti ir 4 kartus suplaka širdis per tą tarpą. O kiek mes galime dažnai tą išlaikyti, įkvėpimą ir iškvėpimą. Širdis turi plakti laisvai ir lygiai.